Tai sveiki, esu Paulius Juška, tapytojas, monumentalistas. Dirbu šioj srityje daug metų, dėstau akademijoje. Esu galbūt labiau realistinio meno atstovas, nors tą darydamas, kurdamas tą realistinį meną, vis dėlto taikau daug labai ir kitų meno dėsnių ir tai, kas galbūt yra ir už to realizmo ribų. Nenoriu savęs priskirti grinai vienai kažkokiai krypčiai. Manyčiau, kad geriausia pačiam menininkui yra laisvai žiūrėti tiek į savo kūrybą, tiek į visas įtakas ir tendencijas. Tai kas pristatoma šitoj parodoje, tai yra kūriniai sukurti per beveik 20 metų. Jie vienas kitą papildo ir yra vienas kito tęsiniai, papildo ir ta prasme, kad tie patys modeliai dažnai yra meno kūrinio veikėjai ir jie keliauja iš vieno paveikslo į kitą. Dažnai ir tos istorijos yra tarsi pirmosios istorijos tęsiniai, tai yra tų žmonių tarsi kūriamos inscenizacijos. Tai patys siužetai ir motyvai, jie irgi gimsta dažniausiai bendraujant ir kažkaip dirbant su tais pačiais modeliais ir pozuotojais iš Dailės akademijos. Esama nemažai ir bičiulių, ir šiaip žmonių, kurie yra, sakysim, pasitaikę mano akiratyje, kurie man įdomus savo asmenybę, savo išraišką. Tai dažniausiai pats kūrinys atsiranda iš kažkokio pirminio vaizdinio, dažniausiai aš žinau, ko aš norėčiau savo kūryboje, ką norėčiau dar išmėginti. Link to judu, link to po truputį dėlioju, renku medžiagą ir galiausiai, kai jau pradedu kažką kombinuoti, tai pats procesas padiktuoja, kuo visą tai ir pasibaigs ir galutinio rezultato niekada iš anksto nežinau, pamatau tik tai jau įpusėjus darbo arba net jam esant į pabaigą, į ką tai veda, su kuo tai asocijuojasi. Tai kažkiek, aišku, tų inspiracijų yra ir šiaip iš mano galbūt artimos aplinkos, iš mano praeities, iš mano turbūt ir senelių istorijos, kažkiek yra iš tokių, sakysim, dalykų, kurie yra daugiau susiję su tikėjimo ir religiniais dalykais, kurie irgi kažkaip jie randa atbalsį, sakysim, tuose tikrovės situacijose. Mėgstu daryti tą tokį tarsi kažkokių senesnių įvykių sudabartinimą arba tiesiog dabartinių įvykių mitologizavimą, kažkokį, sakysim, tokį tarsi perkelimą į kitą laiką. Tai tas toks darbas su laiku mane domina, kaip tas, sakysim, žmogus, tas judesys, ta jo išraiška gali transformuotis iš dabarties į praeitį ir atvirkščiai. Tai tiek bendrai, kviečiu visus apsilankyti Šiaulių dailės galerijoje. Tikrai labai graži erdvė ir džiaugiuosi čia galėdamas įrengti parodą, kur pats visai kitaip pamačiau savo darbus. Dėkui. Ačiū labai.